Tie, kas domitės asmeniniais skaitimais, kviečiu užsukti į svetainę mėnuliotaro.lt, ten matysit visą informaciją apie asmeninės konsultacijas. Taip pat kviečiu prisijungti prie YouTube kanalo, ten matysit daugiau žinučių. Taigi šį kartą žinutė Vandeniui, ką sako jaunatis, yra partnerystė, kuri įneša didelę transformaciją jūsų gyvenime. Kai kurie iš jūsų ryžtatės nutraukti tam tikrą partnerystę, bet didžiai dalį aš jaučiu, kad tai yra kažkas nauja, kas formuojasi dar tik tais. Ir tai padeda jums, vaizdžiai tariant, perjungti bėgius tam tikrose pokyčiuose. Kai kurie iš jūsų galbūt einat per skyrybas arba per tam tikras pabaigas ir besiformuojanti partnerystė jums galbūt padės įveikti tuos pokyčius. Patarimas yra leisti savo išjausti tai, ką jaučiat, išbūti galbūt tame nusivylime, galbūt tame liūdesy ar ne, bet neužsisėdėti tame, įnešti žaismingos energijos savo gyvenime, kiek tai leidžia jūsų jėgos, kiek tai leidžia jūsų būseną ar ne, žinoma, nereikia forsuoti, jeigu tai neina, bet pagrindas yra leisti savo susibalansuoti, neužkibti ant to tokio viktimizacijos epo ar ne, kad kodėl man, kodėl taip vyksta ir panašiai. Leisti savo galbūt būti netgi ir tame tuo pačiu metu. Todėl, kad mes labai esam, kaip sakant, įvairiapusiški gyviai ir mes galim jausti daug jausmų ir emocijų vienu metu. Tai stenkitės nesifiksuoti ant šešėlio, ar ne? Galbūt kažkas užbaigė tam tikrą etapą su jumis, ar ne? Jūs esat galbūt toj partnerystėj, kur kitas žmogus nusprendžia kažką užbaigti. Leiskit savo išliūdėti, bet turėkit omeny, kad labai greitai viskas eis pozityviai jūsų naudai. Ateina nauji kažkokie kontraktai.